vienas iš nuostabiausių žmonių Lietuvos iš viso televizoriuje. Pats nuoširdžiausias žmogus ir pats ir žmogus, kuris turi pačią nuostabiausią dikciją pasaulyje, lietuvių kalbos dikciją pasaulyje, tai yra Rokas Žilinskas. Jisai dabar turi reikalų su policija, niekada nebūtumėt pagalvoję, ne? Maždaug toksai, kur tenais maždaug. Ei, mes į mokyklą murgdėme į tualetą, dabar jisai turi su policija reikalų, kuo jis krūtesnis už mus, ne. Tai va, žodžiu, ir jisai visą laiką turi tą tokią šypsenėlę. Kur maždaug, jinai vienintelė vietoje, kurioje galbūt tiktų ta šypsenėlė, tai maždaug jeigu Rokas Žilinskas stovėtų vidury kraujuoto kambario su kirviu. Ir jisai yra toksai nuoširdus, jisai visą laiką kai būdavo dar televizijoje žiniose, jisai visą laiką rūpindavosi dėl kiekvienos naujienos. Jisai visą laiką rūpindavosi dėl kiekvienos naujienos. Pavyzdžiui, būna koks nors linksmas reportažas ir jisai baigėsi ir tu matai Roką Žilinską. Arba jeigu būna koks nors liūdnas reportažas, jisai visą laiką taip. Rokas Žilinskas, aš pastebėjau tokį dalyką, jisai yra žmogus, kuris myli savo vardą labiau už visus kitus mus čia kartu sudėjusius. Jisai tiesiog dievina savo vardą. Per kiekvieną interviu jisai savo vardą pasako bent 30-40 kartų. Ir pavyzdžiui, kai jo buvo pirmas interviu, jisai kaip sakė, na, aš manau, kad jeigu būtų tenais pakliuvęs kas nors kitas, o ne Rokas Žilinskas. Galbūt tiesiog būtų davę bananų per galvą ir paleidę namo. Tačiau todėl, kad jie mane atpažino, kad aš esu Rokas Žilinskas. Jie prieš mane paleido prokuratūros buldozerį. Jo, Žilinskai, tave atpažino policininkai. Policininkai neturi laiko žiūrėti televizoriaus. Jie yra per daug užsiėmę dirbti tas 4 pamainas iš eilės už minimumą, kurį mes jiem mokame. Bet iš tiesų tai aš spėju, kad kai jau jisai buvo tenais pagautas policijos, kokie buvo jo pirmieji žodžiai? Jo pirmieji žodžiai buvo: sveiki, policininkai. Gal norite pasimušti? Aš Rokas Žilinskas. Jo, ir aš mačiau vieną jo interviu, tenais vėlesniam jo, reiškia, jau TV pasaulyje, kurisai, jo žurnalistė paklausė, sako, o jūs ir asmeniniame gyvenime kalbate lygiai taip pat, kaip, per televizorių. Jis sako, na, man draugai sako, kad aš ir asmeniniame gyvenime kalbu lygiai taip pat, kaip ir televizijoje. Aš Rokas Žilinskas. Ir aš įsivaizduoju, kaip Rokas Žilinskas maždaug, ar jisai nueina į pizzeriją ir jisai sako, laba diena. Aš norėčiau mažos pepperoni picos ir didelės stiklinės kolos. Aš Rokas Žilinskas. O jeigu jau jisai visur taip kalba, ar jūs manote, kad jisai ir, ar jūs manote, kad jisai ir sekso metu taip kalba? Ar, galėtų būti, jeigu jisai, pavyzdžiui, ten mylisi su nuostabaus grožio moterimi, arba vyrų, nebūkime seksistai, ar jisai sako, taip. O taip. What's my name, bitch? Say my name. O taip. Čia buvo Rokas Žilinskas. Ir aš džiaugiuosi, Rokas Žilinskas, man atrodo, yra vienintelis žmogus, kuris, jeigu, pavyzdžiui, jam pritaikys tą impeachmentą ir jį išmes iš Seimo, man atrodo, kad jis yra vienintelis žmogus pasaulyje, kuris galėtų išmokyti Bernin kalbėti lietuviškai, taisyklingai. Ar jūs kada nors girdėjote tą moterį šnekant? Kodėl jos necenzuruoja? Kai aš, pavyzdžiui, sakau, mane išpypina.
kai jinai sako, Liepą dieną Lietuvos žmonės, jos neišpipina ir netgi subtitrų neuždeda. Nors pavyzdžiui, aš nesuprantu, ką jinai sako ir aš negaliu paklausti savo draugų, nes jie irgi nesupranta, ką jinai sako. Kas baisiausia, aš netgi, jeigu kad nors ją susitikčiau, aš jos negalėčiau paklausti, nes jinai irgi nesupranta, ką jinai sako. Jinai man primena tą programėlę internete, kur galima įrašyti kažką tai lietuviškai ir jinai perskaito tau ją. My name is Robert. Mano vardas yra BBS. Žinote Stepheną Hawkingsą, patį protingiausią žmogų pasaulyje? I am very smart. Bernin kalba taip pat, jeigu Stephenui Hawkingsui duotume LSD, neprideda nuotaikos. Mano labai mieli žmonės. Man nepatinka. Ir aš, mano, kaip ir toksai jau pagrindinė mintis būtų, jeigu jūs, aš kreipiuosi į visus tėvus, atsakingus tėvus. Jeigu jūs neleidžiate vaikams žiūrėti televizijos po 11, nes bijote, kad jūsų vaikas, prisižiūrėjęs siaubekų, vieną dieną pasiims kirvį ir prasieis pro kaimą, ar jūs nebijote, kad vieną dieną Bernin, kad jūsų vaikas grįžt namo ir sakys, Liepės mama, aš šiandieną norėčiau valgyti supą kotletų. Ir aš labai noriu, kad Rokas Žilinskas ją pamokytų kalbėti lietuviškai. Ir aš neabejoju, kad pirmoji teisingai ištarta Bernin frazė būtų Aš Rokas Žilinskas. Ačiū. Jeigu čia yra Rokas